Labas rytas, pramiegojom jau pirmą naktį Zakopanėje, visą naktį iš tikrųjų smarkiai lijo ir pabudom, rodo oro prognozės lietų 98%, kad nuo 11 lis. Tai buvom nusprendę iš vakaro, kad eisim į Morskio oko, tai yra 16 km maršruto žygį. Bet šiandieną planus pakeitėm ir eisim į daug trumpesnį žygį 2 valandų tam, kad spėtumėm sugrįžti iki lietaus. O tą ilgesnį maršrutą paliksim jau rytojui. Andriukas dar miega, Gustė gamina visiems pusryčius. Aš čia dirbau prie kompiuterio, redagavau video. Dabar geriu kavą, eisiu praustis ir susiruošiu. Keliausime pasigrožėti slėniais, miškais ir kalnais, miškų upeliais ir viskuo. Ką Gustė gaminsi pusrytėliams? Parodys, sakė jinai, ką gamins pusrytėliams. Geras šefas paslapčių neišduodant, parodys jau gatavus pusryčius. Tai Gustė paruošė pusrytėliams paruošė burgerį, viduje kiaušinis keptas, skystai, kaip matote. Sūris, prašyto kumpis, aišku, žalumynai, krapų matau, pridėjo, nepagailėjo man. Ir einam pusryčiauti dabar. Prieš kelionę reikia pasistiprinti. Ką mes darom? Mes laukiam Gustės. Jau 27. Sakė Gedas, mes laukiam 27 minutės. Gustute, kiek laiko laukti? Ir Gedas sienas ramsto pas mus, ant vienos sienos buvo pasirėmęs, dabar ant kitos. Keičiu. Einam į lauką, gal ten vėsiau. Taigi sakė, pabūsim čia, jeigu būsim čia greičiau išeis. Matau, kad jau nėra čia. Be šansų? Be šansų. Pagaliau išjudėjome. Tai einam dabar į Doliną Bialego. Maršrutėlis ten apie 2 valandas gaunas tik tais. Tokia patriotiška mergaitė. O, Lietuva. Eina mano patriotė keliautoja. Va. Varom link kalnų. Tai žodžiu, dabar mes einam į Tatrų nacionalinį parką, reikia nusipirkti bilietą, kuris kainuoja bent jau internetas sako 12 zlotų, tai žiūrėsim vietą iš tikrųjų žmogui ir jisai galioja visą dieną. Taip, čia yra kasos. Taip, standartinis bilietas kainuoja 11 zlotų. Apgavau 11. Tai žodžiu, pirksime tuos bilietukus. Perka Andriukas bilietukus, tai 33 zlotai, už 3 bilietus visai dienai prasieiti į Tatrų nacionalinį parką. Ir tada jau keliausime. Gedulis perkasi irgi. Tai Dolina Mieltaki, Polana Straziska, Gevont yra kryptis ir dar yra 5 kryptis. Tai mes šį kartą einam į Doliną Bialego. Nu ką, pajudam. Tai iš viso 8 kryptis, nuo mūsų namų yra 8 takai netgi pažintiniai. Čia yra stovėjimo aikštelė, jeigu kas atvažiuoja su mašina, stovėjimo parkavimas, man rodos, 30 zlotų kainuoja dienai visai. Tai galima atvažiuoti, palikti mašiną ir keliauti į visas pusės. Praėjai vieną maršrutą, apsisukai, eini į kitą pusę ir eini kitų maršrutų. Tai va. Kaip Andriukai jautiesi praėjęs kelius šimtus metrų? Miškai, čiulba paukščiai. Stovi 2 triobikės, ne 2 gal čia, kelias. Žiūrėkit, kokia rezidencija gyvena grinai nacionaliniam parke Tatrų žmonės. O kokia gamtos apsupty. Artėjame mes prie kažkokio leptelio, nuo kurio teka kalnų vanduo. Mini kriokliukas, va toksai nuo kalno bėga
Ir turbūt suteka į kažkokią ežerą kažkur, aišku, kaip ir dauguma kalnų vandens. Šitas maršrutas eina va taip miško keliu, biški kalną, biški nuo kalno, biški kalną, biški kalno. Nėra stačių kalnų, vienas lengviausių maršrutų. Ta prasme, ne, Andriau, aš noriu paklausyti tavo įspūdžius. Įspūdžiai tokie, kad pakyli ir vėl leistis. Aha. Kaip ir gyvenime. Taip. Žemyn nėra smagu leistis, iš tikrųjų kažkaip per kojas kerta. Aš galvoju, kad aukštyn yra lengviau lipti. Ai, čia žiūrėkit, čia tipo yra kavinė, kur gali užeiti, atsigerti kažko gaivinančio gero. Kaip gedai vakar įvertintum maistą kavinė, kur valgiai? Karka 9, o alus 11. Va, iš 10. Žiūrėk į nuorodas. Ne, čia ne šitos dolinos mums. Jo, dolina Beligo, einam. Bet tai čia vėl kas? Galėjom vienam žmogui nupirkti viskas. Aš net nematau, kiek mūsų yra. Neskaičiuoja. Pasirodo, yra dar patikros punktai, kas keista. O čia gal jau gražesnis takas prasidės pagaliau. Čia žvėriukai gal ateina atsigerti miško. Galvoju, tai tikrai turėtų jie kažkur geria. Aha, kaip džakuzį, žiūrėkit nuo kalnų. Čia greičiausiai remontuoja lieptelį, daro platesnį lieptą, naują jo visai stato. Mes dar einam apa senu, nes čia bus naujas lieptas. Tas vanduo vis daugiau ir daugiau jo darasi, tai garantuotai mes atėjom prie krioklio, nes ir skaičiau, kad maždaug po 20 minučių ėjimo mes priartėsime prie krioklio. Tai, Kaip vandeniukas atsigavai? Taip, nori? Palauk, aš nusileisiu. Dar tik nuėjo jau jinai pavargo, matai, ponė. Žiauru yra. Nešaltas, geras vanduo. Žiauru. Čia pavargė mūsų kompanionai, žinokit. Aš nežinau, išėjau čia su seniais užšokiais. Gerai, baigiu, net ateina. Čia turbūt uždaro visus nepaklusnius turistus. Tai nežinau, gal Goda reikėtų uždaryti, jinai netinkamus batus susidėjo, slidžius. Bet tai ką ten daryti, ten pro tą skylę pralys? A, ne Goda? Poilsio stotelė trumpa. Nežinau, ką jie ten aptarinėja kažką visi. A, čia tipo fotkinasi jos. Žiūrėkit, kaip Gustė gražiai fotkina savo jaunąją draugę. Žinokit, prasimetėm. Va taip ir yra, kad nereikia tikėti orais Zakopanėje. Galėjome eiti vis tik į tą Morskį oko šiandieną, nes dangus tai giedrėja iš tikrųjų ir jau lietaus beveik nerodo. Nu, Godytė, žiūrėk po kojytėm. Bus bumbulium. Dar viena kaskada nuo kalno bėganti. O čia, žiūrėkit.
Keliaujam. Atsiveria mums didingiai Tatrai. Labai nice. Čia ant akmenų gali kaip vėžliukas išsidrėbti ir pasideginti. Paklausykime dabar upelio tekėjimo. Tas garsas, tai žinokit, prieš miegą galėčiau klausyti ir klausyti kiekvieną naktį. Labai gražu. Gražu, kol dar nematėt šito kalno, į kurį dabar lipsim. Žiūrėkit, kaip medžių šaknis, visos paviršiukai fainai. Nu, dabar jau mūsų laukia toks ilgesnis kopimas į kalniuką. Jisai gal ir netrodo per video, kad status, bet jisai statokas palyginti yra. Tai ką, lipsim, gražinsim užpakaliukus, kojytės, kaip sakoma, sporto salių gyvenant čia tikrai nereikia. Nu, žinokit, brangiai, dabar laukia sudėtingiausias maršruto etapas. Iš tikrųjų, tą Doliną Bėlego mes jau senai pasirodo praėjom ir mes jau į kitą maršrutą sukam, tai mes jau turėjom jau grįžti namo pasirodo, bet kažkaip nugrybavom. Jau mes 2,5 kilometro viršėm tą Doliną Bėlego ir dabar jau čia kilsim, matėm žmonės net 4 kyla, tai nežinau. Kur jau tau čia? Pamesi tuo visus vidaus organus, man atrodo. Eina kompanija mūsų, mes su Andrium slenkam iš paskos, kai kirminai žemės. Ir šaknelės. Sustoja seneliukai ant akmens. Va, prisėdom ant akmenėlio. Praėjom, Gustė, kiek praėjom? Praėjom 5 ar 6 kilus jau. Praėjom 4,5 kilo. Čia šitais kalnais ir kalneliais. Vargina. O ten mūsų kelias, iš kur mes atėjom, aš nežinau, ten slėnis, reikia žemai žiūrėti. Iš tikrųjų, ganėtinai aukštai mes čia dabar lipom, ne, Andriau? Šlaitas koksai. Čia dar vienas, žiūrėkit, influencas, tipo, ale vaikšto su telefonu, kai medžiotojas. Jūs pažiūrėkit į tą grožį. Kokie medžiai, sausuoliai čia, ne? Greičiausiai. Dilgėlės dilgina mane. O dušnumas jau dabar atėjo, žinokit, kaip prieš tai sakiau, kad labai fainas oras eiti, tai žiūri į dušną, bet gavom į telefonus žinutes, kad ateina baisus škvalas, audra, dideli vėjai, kad gali trūkti energijos, elektros energija ir panašiai ir būt potviniai. Šlapia visa, tai kaip višta. Atrodo, kad būčiau buvusi, žinokite, kokioj pirty. Bėga per nugarą, per kaklą, per galvą viskas. Bet happy. Labai. Jaunuoliai priekyje pas mus bėga. Ne taip, kaip mes senoliai gale. Geras, pagaliau priėjom kažkokius ženklus, radom. Mūsų trasa buvo geltona, tai skaitosi lengviausia trasa Dolina Bėlego, tą turėjome eiti, tai 1 valandos trasa. Ir ką jūs savo galvojate, mes jau ją senojai praėjom, jau kokius 4 kilus nuo jos nuėjom. Ir dabar lipam tom juodom trasom. Vėl nežinau, kada mes jas baigsim. Iš tikrųjų, nežinokite. Jos yra sudėtingos pakankamai. Tai bandysim judėti. Tai pasiekėm mes
kažkaip galais, negalais tą viršūnę Juodosios trasos. Taip, nėra jau tikrai labai lengva, reikia tam pasiruošti. Juolab ir morališkai nebuvau nusteikus šiandieną tiek eiti, nes buvau pasiruošusi į trumpą trasą. Saulė šviečia, karšta. Dabar jau, man rodos, leisimės nuo kalno, aš taip manau, aš taip tikiuosi. Čia va sėdi mūsų chebra ilsisi, ten toliau visi svetimi žmonės. Nežinau, kur Gedulis ten nuėjęs, ir Gustė va čia sėdi. O ten dar reikia lipti, bet aš jau nebeturiu jėgų, tiesą pasakius. Kelias vaizdingas, gražus, daug gamtos, to pačiu ir daug turistų. Tai lietaus, kuris buvo žadėta, žinokit, tikrai nėra. Dangus visiškai giedras. Tarp kitko, gavom žinutės telefonus, kad tale pasiruoškite, bus stipri liūtis, audra, dings elektros tiekimas ir panašiai, bus potviniai. Tai kol kas net nepanašu, kad kažkas panašaus būtų čia ir artėtų. Tai Gedas dar užbėgo į panoramą, mes jau nebeturime jėgų. Kas mes? Iš mūsų kompanijos tik vienas Gedas ir užbėgo į panoramą, ten dar papildomus 300 metrų, kaip pagalvoju, nedaug. Bet ten žiauriai statu iš tikrųjų. Tai ir labai karšta jau pasidarė, labai karšta. Iš tikrųjų eina visokiausių žmonių, ir jaunesnių, ir vyresnių. Saulė palipa, po truputėlį ir užlipa. Iš tikrųjų jau girdėjau griaudį ant griaustinį girdėjau griaudį ant, jau ko gero ateina tas žadėtas lietus, nedaug dievė liūtis, tai apsiverksiu. O Andrius kaip partizanas sėdžiam, laukiam draugo, sakė, jau leidžiasi žemyn, vėjas kyla. Oi, nebus gerai, čia nebus gerai, jau jaučiu. O dabar jau mūsų laukia vien kopimas žemyn šitais akmenimis. Ir akmenys kai kurie juda, kai kurie slidus, tai reikia būti labai atsargiems. Čia tikrai kaip kerta kelius. Į apačią. Sustojimas, be kopiant žemyn, sustojom, va, prisėdam, Andrius ant kelmelio, aš ant rastelio. Sandrutė, Godutė ir tamsta Gediminas valosi prakaitą. Kaip Gedai jautiesi? Karšta, vaizdai, man patinka, nežinau, man patinka. Mums dar liko apie 3,5 km turbūt eiti. Kelias tai toksai, toksai. Kojom tikrai nėra patogu, žinokite. Akmenys ir šaknis. Ir tie akmenys slidus dar kitą kartą. Gerai, kad nelieja, nes jeigu dabar palytų, tai būtų šakės. Šakės būtų. Jau nusileidom mes, jau kažkiek tais, aišku, dar reikės leistis, bet jau vis tiek kažkokią tai tokią lygumesnę vietą atėjome. O, Gedas džiaugiasi jau. Dar liko 2,7 km dar liko. Tai va, einam, gal ką nors atsigersim, pailsėsim čia trumpai. Vat ir toliau keliausim tuos 2,7, nes pas mus iš tikrųjų net ir vanduo baigėsi jau. Net ir vanduo baigėsi. Tai žiūrėkit, mes nusileidom štai nuo šitų kalnų. Tai principė mes buvom beveik pačiam viršūnė, ne Sandra? Tai galit pagalvoti, kiek mes kopiam. O turėjo būti labai lengva traselė, geltona. Tai praėjom 3 juodas prie to pačio. Gedai, kiek šiandien įvertintų maliuką? 15. Šiandien 15 vertinimai. Eikit jūs, alkoholikai. Vertinimai kyla. Alkoholikai, va, reik sveikai, va. Elektrolitai. O ne, myžalą šitą. Išgėrė ir išmyžai. Žinokit, lietutis mumis pasivijo, jau po truputį lynot pradėjo. O, Goda su lietpalčiu eina. Andris, važiuokit, lietpaltį savo traukėsi. Šiaip tai džiaugiuosi, kad jis pasivijo mumis jau pakalnį, o ne ant tų akmenų. Dar viena poilsio stotelė. 5 minutėlės poilsiuko, susidėti ploščius į kuprinės.
Nes tas lietus čia tik pagazdino iš tikrųjų ir viskas. Ir vėl saulė šviečia, kaitina karštą. Nors griaustinis kažkur kalnuose girdisi, dundena labai garsiai netgi. Tai nežinau. Lieka mums gal apie 2 kilometrus, turbūt iki namų. Nežiūrėjau, bet aš sprendžiu pagal tai, ką buvo prieš tai pasakę. Tai... Ir va čia sėdi mūsų visa graži kompanija ant šito suolo. Va, kaip fainai mes čia visi atrodom. Do you wanna, do you want me to want you? Do you wanna want me to? Do you wanna, do you want me to want you? Do you wanna want me to? All I want is you to want me, only me. All I want is you to want me. Tai valgysim dabar ledų jau. Mes prie kasų nuėjome, mums iki namų visai nedaug belieka. Ir atsivėsinimui valgysim ledukų. Andrius įsirinko obuolių skonio pirago, ne? Apple pie ledus. Tai manau, kad nusipelnėme mes iš tikrųjų tų ledų. Godova ten va jau jos valgo. Na, jau įžengėme į namus, iš tikrųjų Andrius sustatė kepti šoninę į orkaitę. Darysime tuoj salotikės. Aš einu su kava, jaučiu balkoną, truputėlį pačilinsiu, paskiau eisiu redaguoti video. Tai brangiai šiandieną tiek tos dienos. Praeita buvo nemažai tų kilometrų, iš tikrųjų visai ne pagal planą, bet labai džiaugiuosi tuo, nes buvo vaizdai įspūdingi ir to tikrai verti. Tai ką, jeigu patiko, spaudžiam subscribe, like, comment ir laukite kitų mūsų video.